Все, как говорится, на учебу улетаем. Taigi sveiki visi, mano vardas Kotryna, tai yra mano pirmasis video ir vis laik susimastydavau, koks jausmas būtų pamatyti savo tėvus video formatu arba net senelius, kaip jie elgėsi, jų elgsena, kaip jie atrodė, ką jie veikia gyvenime, man vis laik yra taip įdomu. Ir nusprendžiau tai daryti savo vaikams, kad jie galėtų suprasti, kokia aš esu, kokia aš buvau. In that case, jeigu aš pasikeiščiau, nes būna suaugusiai, kurie pasikeičia. Tai jo. Ir norėčiau juos skatinti plėsti savo pasaulėžiūrą, taip pat plėsdama savo. Ir jeigu norite, galite prisijungti 15-20 metų anksčiau už juos ir galim kartu plėsti ir pridėti šią kelionę kartu su jumis. Visą šitą dabar video aš filmuoju realiai mėnesį po visų įvykių. Aš dabar esu Dubrovnike, Kroatijai, savo bendrabutį universitetą, dabar razmusuoju, kaip sakoma. Bet jo, prasideda visas šitas video nuo to, kad mes vieną dieną atvarėme į Dubrovniką pasidėti savo 2 didžiulius lagaminus, kad šiandien gyventi. Paskui, tai video fragmentas iš tos dienos. Tai va, mes nusipirkom bandelės. Čia prieš istoriją Julytė laimiai įlipo į kakalą. Šiaip atradom prie barako žiauriai fainą bakery. Pasiėmiau rikotą ir špinatą bandelę, žiauriai skanu. Ir jūs pažiūrėkite, ką prieinam. Ir iškart po šito vaizdo viso mes varėme į Montenegrą, į Juodkalniją, kaip sakoma, bet mums gražiau su mano draugė vadinti šią šalį Montenegro, ne Juodkalniją. Anyways, mes buvom pirmame miestelį pavadinimu Hercog Novi. Pabuvom ten 2 dienas, jis buvo toks simple dimple, jaukus, ramus, Max kalnuotas, Max pavargau. Bet jo, buvo gan fainai, pasibuvo. Tai galiu parodyti mūsų apartamentą, kur mes esam dabar. Apartment of Tristan, berods vadinasi. Tai va. Čia turbūt, manau, remontuos paskui galbūt jie, bet šiaip vaizdai tai va vyva. Čia pas mus kačiukas toks gyvena. Ne. Einam į ekskursiją. Čia mes Dubrovnike eisim per tokius laiptus, kai bus shame, kur reikės nuomoti. Jo. Sekantis miestas, kurį varėm, buvo Kotoras. Jame pasibuvom 3 dienas ir iš jo vykome į kitus miestelius ir buvo 10 iš 10. Aha. Atvarėm į kitą miestą. Jis man labiau patinka negu praeitas. Po 10 minučių po šito kadro tokio wow, shoppingas ir panašiai. Aš apsiverkiau. Apsišarau. Svarbu, nusipirkau tuną. Tam tikrai dindelį tuną salotų, šiaip didesnį negu įprastai, pavyzdžiui, būna. Važiuoju, aš duodu čekį ir aš tada tokia, vaidbendrinė, bet kažkas realiai negerai yra ir aš pažiūriu, kad tunas yra žymiai brangesnis negu aš žiūrėjau. Bet aš įkliuoju, nes tipo, šiaip aš paėmiau firmą, kuri yra brangesnė, bet kažkaip, jinai čia gulėjo realiai ne ten, kur reikėjo. Kai nors tai buvo vienas, o jinai gulėjo nesaulėti, kaip supratau, jiems kaip rodys, aš paskui aiškinaus ten su vadovybėm. Laukime. Tai čia va taip pat vidus atrodo, šiaip tuno beveik nėra. Ragaujam. Nesveikai. Vien tu pažiūrėkit, čia ir kukurūza, ir pupelės, ir paprika įliuočiuota. Labas. Outfit check. Enterinam senamiestį, kaip sakoma. Waterfall. Mes dabar einam į katinų parką. Va, pirmas skaičius. Žiūrėk, maisto, pat ir vandenuką. Jo. Pažiūrėk, koks maisiukas. Labas rytelis, šiandien mes varom į kitą miestą. Tai į miestelį vykome per Rastą. Problema vienintelė, kuri? Autikas. Autobusai Juodkalnijoje yra tragiški. Jie patys tai geri, jo, jie tokie naujoviški ir panašiai, bet laikai. Laikas parašytas vienas, gali atvažiuoti už 50 minučių. Normaliai stotelių nėra, pastatytų, turiu menį.
Mes buvom per Rastę, mes tą gatvę turim stovėti ir suprasti, iš kur jis mus paims ir panašiai. Bet žodžiu, galiausiai po 5 minučių laukimo jis atvažiavo. Mes tai vadinam girl dinner. Šis vaizdas. Užteko, bet kavinė ne. Jo. Bet šis su vaizdais, gerai labai. Food content. Jeigu aš neišvemsiu, bus labai puiku, nes Max šlubuoja, nežinau net kaip. Ne, man realiai truputėlį toks tipo. Tokie čia praėjimai visokiausi. Šiaip nėra didelė sala. Tokia kiutiška, minimaliai kiutiška sala. Bet čia jūs visos, čia 3 mažos salos yra, su ekskursijom žodžiu. Tai va pasifotkinom. Ką tik, kai mane fotkino, kinietis man kažkoks. Ir mūsų paskui mes paprašėm, kad mūsų nufotkintų viena zietė, tai grinai jinai ta nuotrauka štai čia. Tai labai būna funny, kai žmonės paima telefoną mūsų ir pradeda mūsų fotkinti ir pakreipia. Ir tipo, taip tėviško vaibo nuotrauka. Very good, very nice. Jūs neįsivaizduojat, mes Azijai, mes esam kažkur popular, nes ką tik priėjo mergina prie mūsų. Ir paprašė nusifotkinti, šiaip nežiauriai cute, nes su mumis plaukė bau. Tai yra labai išlaik šipsas ir žiūrėjo mus. Nu, buvo cute. Toliau vykome į miestelį pavadinimu Budva, ten grinai Turkijos vaibai. Jeigu buvo Turkijai, atvyksti į Budvą. Žodžiu, ką tik atvarėme į naujus apartmentus, į naują būstą, į naują miestą, į Budvą. Tai jo, dabar toks oras ne kažką, bet šiaip šiom dienom bus geras oras, tai varysim išbandyti naujų spotų, naujų pliažų, tas žiūri nice. Čia kas smagu, kai išeinam iš savo numerio, visą laiką yra priešais veidrodis, tai galima aukštus pasižiūrėti. O dabar einu. Žodžiu, senamiestis nuvylė, taigi einam ieškotis gamtos vaizdinių, kurie kaip visada patiks, manau. Nes man kažkaip pasijau, kad gamta labiau patinka negu miestas. Tai va, parodysiu, ką kukinu. Tai kukinu šiandien aš bomžpakį, bet ne basic bomžpakį, o patroškintos pomidorais, svogūnais ir žirneliais plakais. O ne, kukurūzų, sorry. Ir sūrių. Tai va, healthy. Atrodo mano mylas. Atvarėm iki naują miestelį, aš socialinį egoistą jaučiuos, bet jūs pažiūrėkit, koks jis yra. Cute medelis toksai išeina. Wow. Tai va, galimai mes būsim ant to pliažo, jeigu bus saulė. O ir priėjom. Tikėkime, tai atėjom. O žiūrėt negalima. Smagu. Literaliai nieks social media nesako, jog ten negali užeiti. Ir grinai mes atėjom, atvarėm prie to miestelio ir ten negalima įeiti tą senamiestį. Tiesiog atvarai, pažiūrim, okei, atgal. Bet nieko mes tiek dėl pliažo labiau varėm, kad pasimaudyti ir panašiai, nes buvo geras oras, tai nors išsimaudėm. Mes kai buvom Budvai, mes varėm į Hawaii Beach, žiūri šį fainas beachas. Tik labai akmenuotas, tai reikėtų šlepetėlių, batukų tų vandeninių ir panašiai. Mes dėja palikom juos lagaminę, nes mes girdėjom, kaip Kroatija yra tie tokie juodi ožiukai, ežiukai, kurie gali tau įsibesti į pėdą ir tipo,
Nu, tipo, viskas okei, bet nieks niekam nerekomenduoja turėti tokį experience, kaip sakoma. Taigi, Juodkalnija baigėsi ir vykstame į Albaniją, mūsų antrą šio tripo šalį. Nes bus dar Graikija, bet Graikija bus sekančiam vlogė. Taigi įdomu, pasilikit ir galėsite išvysti, kągi mes veikėme Graikijoje ir kur mes buvom Graikijai. Kaip tu jautiesi, Julija, prie sienos? Turbūt pats nemėgstamiausias momentas keliavimo yra būti prie sienos. Nes taip, jo story time filmuojam. Toks bimrandas, bet jo, nes Max kelionė ilga apskritai, jinai pas mus turėtų trukti 5 valandas, bet dėl to, kad esam su siena dar pravažiavimo nuo Montenegro iki Albanijos, tai žymiai viskas ilgiau, kol visus patikrins. Šiaip Max tokia užsiknisimas, jeigu iš tikrųjų, bet jo, nieko, pabūsim Albanijai ir tada jau varysim į Graikiją. Dar mums taip sautiko pasisekė, jog nėra visiškai kondiškės, nei nieko, truputėlį pučia, bet aš vos neapsivėmiau, nes aš pavalgiau momentu. Ir tada mes pradėjom kalnu važiuoti pirmyn, atgal, nu žodžiu, mane taip susuko, aš galvoju, aš tai apsivemsiu. Tai va, mes Albanijai valgom vakarienę, labai healthy. Atrodydamas va taip. Пожалуйста, уходи. Давай. Tai va, tai Albanija, kuom pasižymė? Šiaip visai smagus miestelis, vienai dienai kaip tik full, nežinau, bent jau man vienos dienos labai gerai užteko, jeigu būtume ilgiau, man būtų toks, ką ten veikt? Nežinau, jeigu grįžčiau į Albaniją, tai grįžčiau į kalnuotą pusę, nes mes buvom Tiranui, tai mes buvom sostiniai, ten nėra jūros, nėra labai gamtos tos, obviously yra, bet, kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, būtų. Tai jo, būtų smagiau nuvykti, manau, kalnus, kur yra tos upės tarp kalnų, ežerai tarp kalnų, su kajakom, su kanojam pasiplaukyti, su baidarium ir panašiai. Tai žymiai smagiau būtų. Toj gamtoj pabūti, kaip sakoma. Ką į viršų? Užlipom. Tai va tokie vaizdai. O toks vaizdas atsiveria į mečetę ir miestas. Tai va užėjom kavinukę. Tikiuosi, man čia bus skani, nes mes kai buvom į Herceg-Novi, tai buvo tokia, tai tikiuosi čia bus skani, nes man pardavėjas sulos, bet jau. Tiesiog pasižiūrėkit, kokie gražus mačia gėrimai. Apskritai tas pranešimas gražus. Va toks būtų Montenegro iškart pirkčiau. Tai štai ir viskas, tai yra mano pirmasis toksai vlogelis iš Juodkalnijos ir Albanijos, tikiuosi buvo įdomu. Ir greitų metu, jeigu nepatingėsiu, išvystę mano vlogą iš Graikijos. Ką mes ten veikėm, kur būtų faina nuvykti galbūt ir panašiai, jeigu jums įdomu. Tikrai kviečiu prisijungti prie šios šeimos ir keliauti kartu, plėsti pasaulėžiūrą kartu. Tai jo, iki ir iki kitų susitikimų.